Moralės laikymasis tai būtų Merkurijus, kaip moralė, taip, ar blogai, arba gerai. Tai čia galima? Vat vėl supranti moralę. Dabar mums taip yra. Dabar kiekvieną žodį, kuris tokia savoka bendra neaiški, mums jau kaip specialistams mažai sakyti moralė. Mums reikia jau patikslinti, ką mes turime omeny sakydami moralė. Kas tai yra? Jeigu tai yra Merkurijus, struktūrinė kažkokia savoka, kad tai yra taisyklės, per raudoną šviesą reikia stovėti per žalę eiti, kažkas eina per raudoną ir tu pradedi rėkti, kaip taip, tu čia eini per raudoną, tu iškviesiu policininką, tave nubaus. Tai bus Merkurijus. Taip, duoda akcentą šitam. Vat, tada jau čia Merkurijus, tai dvynys arba mergelė, taip. Tuose kanaluose pradeda jau energijos vaikščioti. Tai reiškia, va taip bus. O jeigu per tą pačią raudoną žmogus eina ir tas stebėtojas ne Merkurijo, o Veneroj, pavyzdžiui, Venera dabar jam aktyvi, tada jis žiūri į ką. Eina žmogus per raudoną, niekam jis netrukdo, nakties šviesoforas dega, kam tas šviesoforas dega, jokių mašinų nėra, tik žmonėm vaikščioti trukdo. Ir tada tas žmogus einantis per raudoną šviesą tik tai patvirtina tai, kad disharmoningai tas šviesoforas dega. Taip? Tada visiškai kitaip jau Venera sakytų. Vat žmonės vaikščioja, mašinų nėra, galėtų šviesoforą išjungti. Suprantat? Tas pats įvykis, kita planeta, Merkurijus, tai be abejo pradėtų yra taisyklės, raudona dega, jis turi stovėti. O Venera iš karto, o kaip kad būtų patogiau? Patogų visiems, saugų eismui, vat reiškia, kas dabar disharmoniją įneša. Aišku, šviesoforas, kuris dega neadekvačiai ten. Suprantat? Tai vat, ir jeigu Venera stipriai egzaltuota, tai tada jau žmogus rašys forumuose, kaip čia perreguliuoti eismą naktį. O jeigu Venera harmoninga, tai jis tiesiog džiaugis tą situaciją. Žiūrės, žmogus eina per raudoną, dega šviesoforas, gatvė tuščia, kaip gera, kad tas žmogus netoks kvailas, kad jis sustotų ir stovėtų per raudoną. Dar turi žmonės smegenų ir neatsižvelgiant į sąlygas, viskas sklandžiai eina. Suprantat? Tai va, tai harmoninga bus Venera. O ta Venera, paražonная Venera, kaip čia jinai pažeista, jinai tada, žmonės gali vaikščioti per raudoną, o aš negaliu, taip, aš elgiuosi kaip kvailys, visi eina, aš čia atsistojau ir stoviu. Tai va.